Sveiki visi. Nu ką, atėjo laikas atskleisti paslapties šydą ir parodyti naująją kamerytę, kurią testuosim. Taigi, naują kamerytę Camovoo Talon Pro by Realink. Taigi, Realinkas sugalvoja pagaminti pagaliau kamerytę medžiotojams. Ir štai atsidaro. Labai paprastas valdymas. On-off, microSD, SIM kortelė, 12 baterijų. Čia metaliuką išimam. Ir turim tokį dėkliuką. Galima naudoti 12A tipo baterijų. Galima naudoti 12 kraunamų 1,2 V baterijų. Galima naudoti 12 kraunamų 1,5 baterijų. Ir taipogi čia galima įstatyti ličio jonų bateriją, kurią galima nusipirkti papildomai. Kamerytė kainuoja berods apie 210 eurų liktai, jeigu gerai atsimenu. Ir ateina su savo SIM kortele. Reikia pasirinkti mokamus planus jų. Appsas Camovoo, ne Realinko. Ir kodėl sakau pagaliau medžiotojam, tai jau atsirado intervalas. Atsirado tiesioginė transliacija, kuri pas Realinkus buvo, bet nebuvo intervalo. Tai galim užsistatyti, pasidaryti, kaip sakyt, kad pranešimus atsiųstų kas 5 minutės ar kažkiek, nuotraukas atsiųstų. Siunčia į programėlę, į paštą galimybės atsisiųsti nėra. Ir taipogi galima naudoti savo kortelę SIM. Ežio, sakykime, ar ten pildiko, ar dar kažką, kokia jums yra patogesnė. Bet tada vis tiek reikia rinktis jų mokamą planą už serverį. Tai pradžiai gaunat 180 dienų nemokamai, o paskui pigiausias planas 10 dienų 3 euriukai. Negaliu dar tiksliai pasakyti, kiek kainuoja planai su jų SIM kortelė ir kaip gaudys ryšį, bet balandžio 23 šiandien kabinam, žiūrėsim, kaip laikosi su paprastų standartinių 12A tipo baterijų. Atstumas iki šėryklos nėra mažas. Tai žiūrėsim, kiek čia jinai veiks, kaip veiks. Ir jeigu ką, tai prekiausim, vešim bendrai su ličio jonų akumuliatorium kažkas apie 270 eurų kainos kamerytė. Tai manau, kad šiai dienai kaina nėra maža jau, nes rinkoje daug konkurencijos yra, bet turėtų būti gal ir kažkam įdomu. Tai va, tai sekit naujienas ir žiūrėsim, kaip veikia. Iki.